Šiandien matysite. Ir aš, merginos, supratau vieną tokią labai didelę tiesą, kad svetimus vaikus auklėt yra žymiai lengviau negu savus. Tu labai greitai sprogsti, paskui bandai suimti save į rankas, paskui vėl kažkaip tai bandai atgauti tą pasitikėjimą ir kaltini save, kodėl aš čia pakėliau tą balsą, kodėl aš negalėjau normaliai. Nuo mūsų nuotaikų, nuo mūsų emocijų priklauso ir vaiko psichologinė būklė. Braškės, fantastika. Ir kokios saldžios, ir kokios skanios. Aneta, mes šiandien turim temą laidos motinos ir vaiko santykis, ar ne? Taip. Kodėl vat būtent braškiai šitiems santykiams išreikšti? Kalta aš. Kai mano dukros buvo prisipažinkit. mažos, pirmasias braškės trindavau su cukriuku, su šakute, krūva blynų ir sėdi visi vaikai valgo. Tai man tokia harmonija tarp manęs ir vaikų. Tokie šilti vaikystės vasariški prisiminimai. Nu, šiaip aš kaip pagalvoju, tai greičiausia, kad irgi šitai temai ta braškiai, tai yra tas tikrai santykis su... Nes irgi pagalvojau apie tas trintas, bet aš dar pagalvojau su pieniuku. Su pieniuku. Tas trintas braškės ir iš tikrųjų tai yra užaugintos braškės. Tai yra toks iš visų, man atrodo, toks gražiausias ryšys, koks tai gali būti. Ar tai būtų močiutė, ar tai būtų senelis, ar tai būtų mamos ir vaiko santykis, man atrodo, iš viso per maistą mamos santykis labai pasireiškia. Ne? Tos pirmos uogos, skaniausios uogos, didžiausios uogos atidavimas vaikui. Taip, tai dabar šiek tiek apie statistiką, kurią pavyko rasti šiai temai, ar ne? Aš paskaitysiu, ką man pavyko rasti ir vėliau paprašysiu Anetą tavęs pakomentuoti. Tai statistika, kurios duomenys skelbia, vaikus vieni augina 25% tėvų Lietuvoje. Ir šis skaičius kasmet auga, rodos ES statistikos tarnybos duomenys. Taip pat registrų centro duomenimis. Iš viso 2021 metais visoje Lietuvoje įregistruota 8452 išsituokusios poros, tai yra skyrybos užfiksuotos. Kokios pagrindinės priežastys, kad jaunos mamos dažniausiai būna vienišos arba tiesiog mamos būna vienišos? Nebranda, tai dažniausia, ką mes ir šnekėjom, ar ne, kad dažniausia, kodėl mamos jaunos lieka. Taip pat klinikinis psichologas Ronas Bryzelis teigia, kad vienišos motinos paprastai būna artimesnės savo vaikams, nes aplinkybės lėmė, kad jie turi pasikliauti tik vienas kitu. Bet to vienišų mamų vaikai greičiau išmoksta prisimti atsakomybę už savo poelgius. Šiaip statistika, kurią radau kalbant apie vienišas mamas ar ne, arba apie vienišus tėvus, kalbant, kada vienas iš tėvų tik tai augina vaiką, vis tik tai statistika yra nepalanki ir pakankamai skaudita statistika, kad vaikai užauga netokie laimingi ir panašiai, bet aš begalvodama apie tą statistiką pagalvojau, žinai apie kokį momentą, aš pagalvojau, kad mes dažniausia, aš taip įsivaizduoju, kad tie, kurie atlieka tuos tyrimus, ar ne, jie ima du kraštutinumus. Tai yra arba pilnavertės, laimingas šeimas, arba tik tai viena iš tėvų turintį vaiką, ar ne? Greičiausia, kad šitose apklausose neatsispindi vaikai, kurie auga su abiem tėvais, tačiau tėvai yra iš socialinių paribių, alkoholis, narkotikai, smurtas, nedarbas ir visos kitos problemos, kurios yra tose šeimose, kurių dažniausiai niekas neapklausia ir jos nepatenka į jokius statistikos duomenis.
Tai greičiausiai, jeigu imtume šituos 3 pavyzdžius, ar ne, visiškai kitaip ta statistika atrodytų. Ir Aneta, aš tikiu, kad šiandien temą galėsit komentuoti ne tik kaip gydytoja psichiatrė, bet kaip ir 3 dukrų mama, kuri taip pat teko auginti 3 dukras vienai, ar ne? Taip. Tai Aneta, pakomentuokit, ką išgirdot iš manęs. Noriu pasakyti, kad ta statistika ir tas šeimų nagrinėjimas pačiam vaikui jis atsiliepia tiek gerąją, tiek blogąją prasme visai skirtingai. Ir vaikai į visas problemas, kurios kyla suaugusių gyvenime, jie žiūri šiek tiek kitaip. Vaikui yra labai svarbu turėti nors vieną žmogų, kuris jį priema, myli ir besąlygiškai palaiko. Besąlygiškai. Ir aš sakyčiau apie tą motinos ir vaiko ryšį arba tėvo ir vaiko ryšį, senelės ar senelio ryšį su vaiku. Iš tikrųjų tai yra unikalus patyrimas. Tai yra pažinimas naujo pasaulio, naujų vietovių, pažinimas savęs ir kartu kelionė per visą gyvenimą, per visą savo gyvenimą. Iš tikrųjų, aš taip galvoju, kad laimingi yra tie, kuriems tenka šitą kelionę su vaiku patirti. Ir iš tikrųjų ne visiems tėvams yra duota šitą neįkainuojama dovana. Aneta, tai vis tik tai prie tos klinikinės situacijos prieikim, kokį pacientą jūs galėtumėte, apie kokį pacientą jūs šiandien galėtumėte papasakoti? Aš noriu papasakoti apie save. Aha, taip. Gydytoja psichiatrė Aneta Railienė pasakoja apie savo pacientę Anetą Railienę. Na, aš neįvardinčiau to gal šį kartą paciento istoriją. Aš tiesiog pasidalinsiu savo asmeninę patirtim, kadangi iš tikrųjų viena jau užauginau 3 dukras, kurioms yra 32, 25 ir 23 metai. Su kiekvienu vaiku ir su kiekviena dukra išgyvenau visiškai skirtingą ryšį, nepaisant to, kad abi dukros yra tų pačių biologinių tėvų. Fiziškai dukros užaugo labai panašios, bet emociškai absoliučiai skirtingos. Sulaukus antrosios ir trečiosios dukters, labai naiviai galvojau, kad jau gerokai paauginus pirmą dukrą, tai yra 7 metus, bus viskas labai paprasta ir daug kas žinoma. O žiūrint dabar atgal, galiu pasakyti, kad kiekviena elgėsi labai skirtingai ir netgi galvojant nuo pačių pradžių, kai aš jų laukiausi, jau jos tada rodė savo emocinį charakterį. Man kaip mamai teko priimti, suprasti ir išmokti, kad aš turiu eiti paskui savo dukrą, o ne pačiai bėgti priekyje savo dukters. Aš turiu eiti paskui. Klausydama, stebėdama, analizuodama ir intuityviai jausdama, kas šitai mano dukrai yra geriausia, ko jai reikia ir ko jai tikrai nereikia, kokia jos meilės kalba, kokia jos nemeilės kalba. Ir man yra svarbiausia, kokią vietą kiekviena dukra skiria man savo gyvenime. Aneta, labai gražiai viską papasakoja, ar ne, ir tikrai fantastiškos dukros, gražios, protingos, bet aš tikiu, kad teko girdėti tikriausia, ar bent jau klausimus, ar priekaištus, kodėl aš neturiu tėčio, ar ne, arba kodėl aš augu tik tai su tavimi. Vis tik tai tas paauglystėj išlenda nori, nenori, kadangi pačiai panašius jausmus yra tekę praeiti, tai suprantu, kad tikrai tas priekaištas mamai, gyvenimui, visatai ar Dievui, jis būna paleidžiamas.
aš pasakysiu ir kalbėsiu mano mylimo herojaus, gydytojo Hauso žodžiais, kad visi tėvai, patys geriausi ir patys blogiausi vis tiek pagadina savo vaikui gyvenimą. Ir tai nėra tiesioginis pagadinimas, bet tiesiog tėvai yra visiškai kita karta negu jų vaikai. Ir kai vaikai atgal žiūri savo vaikystę, bet kuris vaikas ras ką prikišti savo tėvam. Bet tokie, kokie dabar tie vaikai yra, jie ir yra tų pačių blogų ar gerų tėvų dėka. Kažkada aš tų priekaištų klausiau, dabar aš jų visiškai neklausau, nes aš girdžiu visą laiką gydytojo Hauso žodžius. Labai teisingi ir mano mylimo herojaus žodžiai. Aneta, šiandien mes turim svečią, Kateriną Voropai. Katerina, labai malonu. Man irgi malonu. Katerina Voropai, šokėja, gimė 1986 metais Vilniuje. Būdama profesionali šokėja, dalyvavo TV šokių projektuose. Viename iš tokių projektų poroje su Donatu Montvydu laimėjo pagrindinį prizą. Turi sūnų Rojų. Taip, tai Katerina, aš esu Sigita. Aš ta, kuri visko klausinėja ir jai viskas įdomu. O čia yra gydytoja psichiatrija Aneta Railinė. Aš daugiau tyliu ir klausau. Analizuojat. Ir paskui protingai pareiškia išvadas, taip kaip čia mes pasirodėm. Tai šiandieną kalbėsim tema motinos ir vaiko santykis, ar ne? Aš pasakysiu taip, kad aš Katerinai pasiūliau 2 temas. Katerina pasakė taip, kad aš galiu kalbėti apie viską. Tai aš labai tikiuosi, kad vis tik tai aš linkau prie tos temos, kad pakalbėti apie mamos ir vaiko santykį, kadangi pagalvojau apie tai, kad Aneta turi 3 dukras užauginusi, Katerina augina sūnelį, tai pagalvojau, kad būtų visai įdomu man iš jūsų merginos ką nors sužinoti ir išmokti. Gal bus naudinga. Tai va, pakalbėsim šitą temą, bet pradžiai mes turim tokią tradiciją, kad būtų lengviau ir mums su Aneta įsivažiuoti, ir svečiui mūsų įsivažiuoti lengviau į tą temą. Mes pažaisim. Gerai? Gerai. Tai papasakosiu taisyklės mūsų žaidimo. Žaidimas labai paprastas, lengvas, jokių nebus teisingų ar neteisingų atsakymų, bus labai paprastas, smagus žaidimas. Turim tokį stebuklingą stalelį, iš kurio aš stebuklingai ištraukiu korteles, niekam nepastebint. Tose kortelėse yra po 4 paveikslėlius. Iš 4 reikės išsirinkti tik tai vieną variantą. Siūlau visom sužaisti, taip pat kviečiu ir žiūrovus prisijungti prie mūsų žaidimo ir pasidaryti savo pasirinkimą. Ir pasirinkimą reikės tiesiog pakomentuoti. Kodėl būtent toks pasirinkimas, o ne kitoks? Gerai? Bandom. Gerai, bandom. Taigi, pirmoji kortelė. Sirinkai? Manau, kad taip. Gerai. Aha. O kaip greitai, gydytoja. Gal ne pirmą kartą matot kortelę? Nu, kad pirmą. A, ne? Pasižiūrėsim. Išsirinkau. Gerai. Taip, Katerina. Koks pasirinkimas? Drugelis. Drugelis. Taip. Labai norisi, asociuojasi su vasara, su lengvumu, su kažkokiu švelnumu. Kadangi dabar yra lietingas metas, tai matyt ilgesys tos šviesos, saulės ir lengvumo, jisai kažkur yra. Labai gražus pasirinkimas. Aneta? Ai, nu gerai. Sigita. Aš išsirinkau žirafą. Aha. Va. Aha. Aš nežinau, kodėl. Man šiaip gražu žirafa. Jeigu būtų zebras, būčiau rinkusi zebrą. Jeigu būtų kažkokios gilios minties, tikrai neturiu. Bet noriu pasakyti, kad Katerina man tai yra visiškas drugelis.
Tikrai būčiau galvojus, kad jeigu man būtų sakę išrink gyvūną, kuris labiausia tinka Katerinai, tai būčiau sakius drugelis. Dėkui. Aš taip pat pasirinkau drugelį. Bet todėl, kad šiandien ryte važiuodama į laidos filmavimą pamačiau vieną drugelį pas mane ruošiantį miegoti, įskleidus dar sparnelius, jis ruošiasi miegoti žiemą. Bet man labai patiko, kad jis pas mane žiemos. Tai pasirinkimai vienodi, o priežastys pakankamai skirtingos. Ir antroji kortelė, paveikslėlė jau kiek kitokia. Irgi kviečiu pasidaryti pasirinkimą. Katerina jau? Taip, žiūrovai ir išsirinkau. Gerai. Taip, Katerina. Vanduo. Banga, ar ne? Taip. Nežinau, galbūt kitų gyvenimo etapų būčiau rinkusi ugnį, bet dabar kažkokia visiškai yra ramybė viduj ir tas vanduo, aš net girdžiu tą čiurlenimą. Tai šiai dienai vanduo. Kokie kardinaliai skirtingi, ar ne? Ugnis ir vanduo. Prieš kiek laiko būtum pasirinkusi ugnį? Manau, kad dar prieš kokį gerą mėnesį tikrai būtų buvus ugnis. Gerai, pakalbėsim apie tuos permainas. Taip, Aneta. Aš pasirinkau žemės rutulį. Iš tikrųjų žiūrėjau. Aš irgi pasirinkau žemės rutulį. Pirmą kartą mūsų nuomonė su gydytoja psichiatrė sutapo. Gerai, dėl ko tu pasirinkai? Aš pasirinkau, nes galvojau, kad jūs pasirinksit. Ne, žiūrėkit, taip visai nemąstydama pasirinkau, kažkaip pagalvojau, kad čia tas žalias man labai kažkaip. O aš pagalvojau, Sigita, jūs irgi pasirinksit, nes mes su jumis plauksim į Karibų kruizą. Čia toksai kruizas aplink pasaulį, o mes einam link to. Tai žodžiu, be gilios minties, mes su gydytoja psichiatrė pasirinkome vienodus. Taip mes lengvai pabandėm įsivažiuoti į temą. Tikiuosi labai neišgąsdinom. O dabar jau pakalbėkim apie mūsų pasirinktą temą. Katerina, ką pati galėtum tokio įžangai pasakyti, ar ne? Kas yra svarbu, kas yra svarbiausia, kuriant tą santykį motinos ir vaiko, ar ne? Į ką žiūrėti, daug dabar literatūros, daug visokiausios informacijos, kaip reikia daryti, ko nereikia daryti ir panašiai, kur pati randi kažkokią atspirties tašką, pavadinkim taip. Iš tikrųjų, aš prisimenu pirmą laiką, kai tik gimė vaikelis. Tai būdavo taip, viena ranka supi vežimą, kita ranka ieška informacijos, verkia, kodėl nemiega, kaip maitinti, informacijos nerandi mamai, mama, ką daryti. O dabar aš suprantu, kad aišku, tos pagrindinės žinios jos yra būtinos, bet mesgi viską jaučiam. Mes žinom, kada mūsų vaikas yra laimingas, kada jam reikia mūsų pagalbos, kada jam reikia, kad mes išklausytumėm. Tai manau, kad kartais galbūt reikia padėti visus tos gadžetus ir tiesiog įsiklausyti save, įsiklausyti vaiką, ko jam reikia ir visi atsakymai bus kaip ant delno. Tai pradėjai klausyti savęs tiesiog, ar ne? Aš pradėjau jaust vaiką ir nuo to jau atsirado klausymasis savęs. Kuo aš galiu būti naudinga, kaip aš galėčiau jam padėti. Dar vienas labai svarbus momentas, kaip jam nepakenkt, nesgi dažniausiai norim, kad būtų viskas geriausiai. O paskui tas geriausias išplaukia visai į kitą lygį. Tai ramiai įkvėpt, iškvėpt, pasikalbėti su vaiku, jeigu jisai jau kalba. Jeigu nekalba, tada kreiptis į gydytojus. Ir tiesiog aš manau, kad tas ryšys jisai po truputėlį tampa antiek jautrus, kad galbūt netgi per atstumą mes galim pajausti kažkokius tam tikrus dalykus.
ar yra kažkokių tokių sunkumų, kuriuos galite įvardinti, kad yra sunkumas vienišai mamai? Vienas gal iš pagrindinių sunkumų tai yra klausimas, kurį aš visą laiką savo užduodu. Ar aš esu pakankamai gera mama? Aišku, tas lygis pakankamumo, jisai yra kiekvienai moteriai skirtingas. Ir labai sunku atsakyti šitą klausimą, nes atrodo, tu stengias, atrodo, kad kažkaip tai visai bandai kartais prisitaikyti, kartais būti ta griežtoji mama. Tai aš manau, kad čia galbūt yra pats didžiausias sunkumas, kad kaip auklėti vaiką, kaip jį auginti, kad nesužalotum psichikos, kad jisai išaugtų doras, sąžiningas žmogus. Tai manau, kad čia yra toksai didžiausias trigeris, kur gal kažką ne taip padariau. Tai nes aš iš esmės turiu pedagogo išsilavinimą ir mes šiandienų darėm namų darbus. Taip. Ir aš, merginos, supratau vieną tokią labai didelę tiesą, kad svetimus vaikus auklėt yra žymiai lengviau negu savus. Nes atrodo, ta kantrybė, jinai kaip ir svetimiem vaikam, jinai yra begalinė, o su saviškiu ne. Tu labai greitai sproksti, paskui bandai suimti save į rankas, paskui vėl kažkaip tai bandai atgauti tą pasitikėjimą ir kaltini save, kodėl aš čia pakėliau tą balsą, kodėl aš negalėjau normaliai. Ir tas toksai užburtas ratas, kaip čia... O Katerina, nėra tas, dalykas, kad savam yra lūkestis didesnis, reikalavimas. Kad, tikrai taip. Kaip tu čia dabar nesupranti, taigi tu mano vaikas. Kaip dabar čia aišku, 2 x 2, aš tai žinau, tai kaip mano vaikas nežino. O kito vaikas, gerai, nežinau, tai aš taip kantriai ramiai paaiškinsiu, kaip gaunasi čia tie 2 x 2, 4. Tikrai taip ir klausimas, kaip kovoti su savimi. Su savimi, taip, nes nuo mūsų nuotaikų, nuo mūsų emocijų priklauso ir vaiko psichologinė būklė. Tai, sakau, taip labai toksai jautrus klausimas, į kurį kol kas aš neradau atsakymo, bet... Aš jums atsakysiu. Labai gerai. Aš jums palengvinsiu. Ekspertas 3 mergaičių mama. Taip, iš tikrųjų daug klienčių ateina su tuo klausimu, kad iš tikrųjų atsakomybė didžiulė prieš savo vaikus ir kartu nėra jausmo, kad aš esu gera. Tas pakankamai netinka, bet būtent, kad aš esu gera mama. Tai aš sakau taip ir aš savo sakau, kad aš visada buvau gera mama ir aš esu pati geriausia mama savo vaikam. Vaikai negali turėti dar geresnės mamos, negu aš esu, nes aš esu jų mama. Ir šitą nuostatą aš visą laiką nešuosi. Taip, galbūt aš būčiau dar protingesnė, galbūt aš būčiau gimus ne tais metais, galbūt aš būčiau augus kitoj šeimoje, taip, galbūt mane būtų kitaip auklėję ir aš būčiau geresnė mama. Bet aš šiuo metu yra pati geriausia mama, kokia galiu būti. Beliko išmokti. Ką reikia savo kartuoti? Užsirašom ir kartojam. Taip, tikrai kartojam. Aš esu pati geriausia mama, kokia esu šiandien. Jeigu aš noriu kažkur būti geresnė, aš noriu savo vaikui dėstyti ir mokyti aukštąją matematiką. Gerai, išmokti. Yra laiko, ar ne? Taip, kodėlgi ne? Taip, rytoj. Taip, todėl mamos turi atsipalaiduoti. Nes tos mamos, kurios kelia klausimą, ar aš esu gera mama, tai jos ir yra geros mamos. Nes jeigu jos kelia šitą klausimą, jos yra geros mamos. Mamos, kurios nekelia šito klausimo, jos dažniausiai ir būna blogos mamos. Valio. Čia vieną varnelę galima užsižymėti. Katerina, 7 metai sūnui, taip? 8. 8 jau. Tai 2 klasė? 2 klasė. O matematikos uždaviniai jau pasunkėja. Jau skaičiuojam eurus. Jau yra reikalų. Šitą pamoką gal lengviausiai sekasi, ką skaičiuoti tuos eurus, ar ne? Jam patinka matematika ir skaičiuoti eurus jam irgi patinka, tai mane tas džiugina.
džiugina. O kas dar džiugina? Ar yra polinkis į, pavyzdžiui, šokius? Čia dar viena skausminga tema. Taip. Šiaip jisai yra labai judrus vaikas, aktyvus ir jisai turi gerą klausą, gerą plastiką, bet jisai lanko šokius pas mamą. Ir tai yra, aišku, aš nebuvau iniciatorė, jisai pats taip sugalvojo, kad jam reikia lankyti šokius pas mane. Ir, aš negaliu į jį žiūrėti. Aš stengiuosi visą laiką, kai vyksta treniruotė, stengiuosi taip, praktiškai nematyti, nes man atrodo, kad jisai galėtų geriau. Geriau šokti galėtų. Bet aš manau, kad čia yra, iš kitos pusės ir mano problema, jeigu jisai eitų pas svetimo trenerį, tas rezultatas būtų visiškai kitoks. Bet aš turiu tokį įtarimą, kad jisai lanko šokius tik tai dėl to, kad greičiausiai daugiau praleisti laiko su manim. Kaip miela. Ir tas man irgi truputėlį lyg skaudu, nes kažkaip aš atrodo, ir taip jau visą savo laisvalaikį leidžiu su juo, bet turiu tokį, nežinau, gal čia yra pojūtis, o gal aš klystu. Kai jisai užaugs, tai galėsiu jo pasiklausti, bet šiai dienai man atrodo, kad būtent tokia priežastis. O šiaip jisai turi polinkį ir į šokį, ir į aktorystę. Dabar jau pradėjau 2 klasėje groti dūdelę, tai močiutė ten sėdi po 4 valandas, klausosi tos pačios dainelės, močiutė kaifuoja. Džiaugiasi močiutė, Dieve, koks talentingas. O aš tokia be galo dėkinga galvoju, mama, galvoju, kiek tu turi kantrybės. 4 valandas. Tai kažkaip nėra vienos srities, kad jisai būtų, tarkim, tik tai dainuoja, bet nešoka. Nežinau, kol kas dar gal labai anksti spręsti. Dar 8 metai. Nors buvo toks labai fainas, mūsų irgi faina patirtis. Jisai, kai buvo truputėlį jaunesnis, nuvedėm į futbolą. Ir buvo užduotis, tarkim, vaikai bėga ir jie, treneris duoda ženklą, jie turi sustoti. O mes tuo metu su mama sėdėjom arenai, stebėjom tą treniruotę. Ir ką jūs galvojat, visi vaikai sustoja ir sustoja. O mūsiškis tai vienoj pozai, tai kitoj pozai, tai trečio. Ir mes sėdim galvom, koksgi čia futbolas. Jam tikrai nereikia futbolo. Reikia jam kažko kito, kur jisai gali išreikšti save. Bet labai fainai, kad jisai taip iš karto parodo per tokias rytis. Bet aš jūs paguosiu. Iš tikrųjų tai yra labai gerai, nes tam tikrus duomenis, tam tikrą, sakykime, fizinę sanklodą, taip, sąnarių lankstumą, judrumą, galų gale ir psichinę tam tikrą sanklodą, tą meniškumą paveldi vaikas iš tėvų, tai yra šiek tiek paveldima. Kitas dalykas, jeigu vaikas tai mato ir tėvai tuo gyvena, vaikas toj aplinkoje yra auginamas. Ir anksčiau, sakykime, būdavo dideli pykčiai, kad ten yra klanai ten. Tėtis buvo režisierius, vaikas aktorius, arba senelis gydytojas, mama gydytoja ir paskui vėl vaikas gydytojas. Tai tėvai lavina šitaip vaiką ir tėvai iš dalies perduoda daug savo žinių, labai daug patirties, kurios galbūt svetimam vaikui tiek neperduotų. Už tai tas vaikas ir krypsta ten. Tai yra visiškai normalu. Katerina, man atrodo, kad tai, ką iš tavęs girdžiu, tai mes turėjom šiandieną tokią temą su kitu pašnekovu – perfekcionizmas. Yra pas tave šito momentėlio? Yra. Aš labai bandau to atsikratyti ir aš manau, kad galbūt vaikui gimus tas po truputėlį taip nueina į šalį, bet labai po truputėlį. Bet jo, yra. Ir aš netgi dabar jau ir vaikę matau irgi tą tokį, nežinau, man šitas bruožas, manau, jis trukdo gal gyventi, tai aš labai nenoriu, kad jam irgi trukdytų. Tai kažkaip taip. O ką su sūnum, kažkokias tradicijas vis tiek turit, ar ne? Nes sakai, kad jauti, kad yra tas trūkumas, nors visą laisvalaikį atiduodi jam ar neskiri jam. Ką veikiat? Kokios jų dviejų tradicijos jau vis tiek, jau jam 8 metai, jis šoka pas mamą, jau vis tiek kažkur tai eina į kiną, nežinau, kalbat apie kažkokių temų turit? Mes sugalvojom šiaip labai daug, aš sugalvoju labai daug įvairių pramogų. Ypač, pavyzdžiui, kai man yra mažiau darbo vasaros metu, o jam yra, tai yra nuostabusis metas, kai yra atostogos.
Tai tam, kad nesėdėt namie, mes kiekvieną dieną sugalvojam, kągi mes veiksim. Tai būna žygiai, tai būna stalo žaidimai, tai būna išvažiavimas į gamtą, į baseiną. Tai kažkokios nusistovėjusios tradicijos, vat, kad tarkim kiekvieną penktadienį mes einam kažkur. Ne, nėra. Šaltuoju sezonu tai dažniausiai būna spektakliai arba kažkokie, vat, kur yra uždaros pramogos. Tai taip, nežinau, mes turim šeimos tradicijas, kur susirenka mama, sesė su dukterėčia. Tai vat yra tos šeimos tradicijos, ten būtinai rugsėjo 1 eiti kartu visiems pramogaut. Ten aišku, ten visos kitos didelės šventės. O vat kažkaip dviese su sūnum, nežinau. Mes turim visokių ten tokių, kaip čia mūsų reikaliukų. Paslaptėlių, taip. Bet aš nežinau, ar tai yra tradicijos, bet aš manau, kad greičiausiai nors tarp kitko. Man visada mama savaitgaliais neždavo pusryčius į lovą. Va, nu. Ir ką jūs galvojat? Mano vaikas kiekvieną šeštadienį valgo pusryčius lovoj. Bet čia matyti jau tas toksai, kur iš šeimos į šeimą. Ir dar tikriausia, kad blynai tai būna, ar ne dažniausiai? Vat ne, aš blynus palikau močiutei kept, nes su blynais aš nedraugauju. Bet kokios, kas, košės? Košės, ko tik be paprašytų. Karšti sumuštiniai. Jisai labai išrankus yra. Ten padažų mes nevalgom, tokios duonos mes nevalgom, šito mes nevalgom. Tai taip, jau, gurmanas vaikinas. Ne tai, kad gurmanas, bet, pavyzdžiui, kokį, sakysi, nori burgerio? Ne. Geriau vištienos. Oho, sveikuolis. Ne visada. Tie užkandžiai jie vis tiek pas mus yra spinteliai, bet taip, jisai toksai ne visai ėdis. Supratau. Kokių baimių turi Katerina kaip mama? Ko bijai dabar, vis tiek jau mokykla prasidėjo, ar ne? Neramumai šiaip pasaulyje vyksta, ar ne? Girdim apie patyčias, visus kitus dalykus. Kokios tavo didžiausios baimės yra kaip mamos? Mano gal viena iš pirminių baimių buvo tai prieš 1 klasę. Ar aš spėsiu susitvarkyti, ar pavyks viską suderinti, nes aš labai daug dirbu. Ir gaunasi taip, kad nuo mano darbo priklauso ir vaiko laisvalaikis, popamokinė veikla, nuvežti mokyklą, iš mokyklos paimti. Tai va čia buvo pirminė baimė, bet paskui, aišku, kai ateina tas laikas, tai savaime kažkaip viskas išsisprendžia. O dabar, aš nežinau, kažkaip mūsų mokykloje, vaiko mokykloje apie patyčias yra kalbama pakankamai atvirai ir kol kas mes nesusidūrėm su šita problema. Aišku, greičiausiai tai bus kokio 4-5 klasiai. Tai dėl patyčių aš kol kas esu visiškai rami. Nežinau, su namų darbais mes susitvarkom, su popamokinė veikla mes susitvarkom. Labai sunku, nežinau. Aš nežinau, kaip čia galbūt į ateitį žiūrint, ar aš sugebėsiu jam padėti, kai jam reikės mano pagalbos su tais pačiais namų darbais, arba kai jam reikės kažkokio patarimo, kai jam reikės, nes kai berniukas auga pilnoj šeimoj, tai yra vienas dalykas, o kai vaikinas auga su mama, tai vat, kai jam iškils tam tikri klausimai, ar aš galėsiu juos atsakyti, ar aš būsiu pasiruošus. Nesgi kartais tie klausimai gali užklupti netikėtai. Aš manau, kad atsakymas jūs nebūsit pasiruošus. Nes galiu pasakyti iš savo patirties. Tai nėra sakymas, kad tai yra blogai. Tiesiog neįmanoma pasiruošti viskam, kas būtų, jeigu būtų. Nes būti gali bet kada ir gali būti įvairiose formose. Tai aš manau, kad tiesiog tenka atsipalaiduoti tam beprotiškam tempe ir chaose ir stengtis tas bangas gaudyti ir kartu su banga eiti, bet ne prieš bangą. O kai tas klausimas bus išsakytas, tada jūs rasit atsakymą.
O jeigu, tarkim, kaip pastebėti, kad vaikui kažkas yra negerai? Nu, tarkim, kažkas jo neramina, bet jisai apie tai nekalba. Visos mamos, kurios yra mamos, kurios turi ryšį su vaiku, jos jaučia. Aš manau, jūs visada jaučiat taip, kaip jūsų vaikas šiandien nusiteikęs, ar jis linkęs kalbėti, ar nekalbėti. Šiandien jam mokykloje sekėsi, nesisekė taip, tai aš manau, kad mamos visada jaučia. Ir ypač jeigu mama sugeba visus savo pergyvenimus, kas būtų, jeigu būtų, ir kas bus ir dar bus, atidėti šoną ir būti tuo metu su vaiku. Būti tiesiog su vaiku. Stebėti, žiūrėti, klausytis, pagalvoti. Dėkui. Nu va, klausimų sulaukėte, ne? Ačiū. Katerina, ar yra kažkokių priekaištų, kurių išgirsti iš sūnaus? Jau vis tiek 8 metai, žmogus turi savo nuomonę. Ar išgirsti kažkokius priekaištus? Mes šiandieną kalbėjom su Aneta pradžioje laidos, kad klausiau Anetos to paties, ar ne? Jau pas ją merginos jau užaugintos, pro paauglystės, pro viską praeitą. Ar nebuvo tokio etapo, kad vat, kodėl aš tave tik mamą vieną turiu, kodėl aš neturiu tėčių? Rojus turi tėtį. Bet, žinai, ta prasme, supranti, kad kodėl jūs ne kartu, tiesiog kažkokiu tai priekaištų. Ir klausimas irgi buvau nepasiruošus. Taip. Nors atrodo, jau galvoju, kai užklaus, tai tikrai žinosiu, ką pasakyti. Ir paskui užklausė ir pradėjau minkčioti. Bet tokių kaip priekaištų šio klausimu ne, nes jam buvo 3 metukai, tai jisai, aš taip suprantu, kad jisai prisimena visą tą laiką, kad mes visą laiką kaip ir buvom tik dviese. Taip. Jo, jisai neprisimena to laiko, kai mes gyvenom 3. Taip. Tai ne, dėl šito klausimo priekaištų tikrai ne kol kas. Gal dar sulauk, gal dar pareis. Ne, manau, nebebus šitų klausimų, nes iš tikrųjų... Gydytoja, neraminkit. Aš negaliu raminti, aš negaliu pasakyti, kai būna visiems, bet aš pasakysiu, kai buvo man. Dukra vyriausioji tėtį matė 9 metus. Mažosios, viena matė 3 metus, kita matė tik 1,5 metų. Tai mažosios net neklausė tokio klausimo, kodėl jūs atskirai, kodėl jūs ne kartu. Tiesiog toks yra gyvenimas. Jos faktą šitą gavo. Ne. Vat aš dabar pasakysiu iš savo patirties asmeninės. Man buvo 3 metai, kai žuvo mano tėtis. Aš neatsimenu savo tėčio visiškai, taip kaip ir pati minėjai, ar ne, kad 3 metų jis neatsimenu. Aš lygiai taip pat neatsimenu, tik žinau tą faktą, ar ne? Tada susiklostė taip situacija, mama ištekėjo 2 kartą, tada emigravo į užsienį, aš augau su močiute. Už ką šiandien dienai aš esu labai dėkinga savo likimui ir gyvenimui ir visiems šventiesiems. Ir man močiutė davė viską, apie ką tik vaikas gali svajoti ir ką geriausio gali gauti. Bet buvo tas etapas ir jis buvo kokių 14-15 tikriausia, ta paauglystė, kada aš tikrai paleisdavau į visatą klausimą, kodėl aš neturiu tėčio ir mamos, kodėl aš neturiu tokios šeimos, kaip turi kažkas, ar ne, kaip turi ten klasės draugė, kaip dar kažkas. Tai aš manau, kad tas etapas jisai praeina. Tu kaltini kiekvieną kartą skirtingus, be abejo, aš tikiu, kad yra ir tų vaikų, kuriem praeina ir jie niekada ir nesusimasto apie tai, kodėl ir kas ir kaip, ar ne, arba tiesiog jie kažkaip savį išgyvena. Man tikrai buvo tas etapas, kada aš pergyvenau ir galvojau, kodėl taip, o ne kitaip, ir tu tarsi pyksti, nenori to priimti, bet visą tai, aišku, praeina. Tai tas klausimas, kodėl jis toks, aš niekada neuždaviau jo
niekam konkrečiai, aš jį tokį daugiau paleisdavau į visatą. Bet jis ir buvo toks, kur, čia, kaip sakyti, filosofinis klausimas, kodėl. Tu kaip ir supranti, kad, toks gyvenimas, bet vis tiek paleidi tą klausimą. Tai nebūtinai neužduos Rojus šito klausimo. Aš gal sakyčiau, aš daugiau kalbu apie tuos vaikus, kurie dabar yra vaikai ir auga, nes aš savo jaunesnesias dukras miniu, tai jom 26 ir 23 metai, bet tai vis tiek jau Rojus yra visiškai naujosios kartos vaikas. Ir iš tikrųjų labai nedaug šeimų gyvena, kad ir tėtis, ir mama augintų savo vaikus. Dabar šeimų yra įvairiausių, yra net nesantokos, yra partnerystės, taip yra gyvena, sakykime, jūsų partneris su savo vaikais, taip, jūs su savo vaiku iš kitos partnerystės. Dabar šeimos samprata, kad ją taip tikrai paimti, apibrėžti, yra labai sudėtinga. Ir jau senai reikėtų persvarstyti, tai vaikai dabar yra visiškai kitokie. Ir mano nuomonė yra svarbiausia, kad vaikas jaustųsi laimingas, o vaikas laimingas tada, kada mama laiminga. Teisingai, Katerina? Tikrai taip. Jaučia vaikas šitą? Aš manau, kad jaučia, taip. Nes vis tiek mūsų tos nuotaikos jos persiduoda. Ir aš žiūriu pagal savo mažiuką, mažiukas. Tai jisai jaučia, jisai jaučia, ne aš, kada aš noriu kalbėti, jisai jaučia, kada jisai gali prieiti kokią gudrybę ten pasiprašyti. Jo, jie labai jaučia mus. Aš manau, kad lygiai taip pat kaip ir mes jaučiam. Lakmuso popierėlis toksai, ne? Aha, galima eit prašyti saldainių. Fantastika. Aš čia norėčiau paminėti, Katerina, ką paminėjo, noriu tokius pasakyti žymaus rusų psichologo, psichoterapeuto Valerijai Sinelnikov žodžius, kad vaikai, jie viską jaučia. Tik galbūt jie neturi tiek žmogiškosios patirties, kad tai pasakyti, verbalizuoti. Ir jie viską supranta. Tai vaikai tikrai jaučia, tik jie ne viską gali pasakyti. Iš vis aš pagalvojau, dar aną kartą kalbėjau su kažkuo, neatsimenu, kad ant kiek vaikystėje mes viską teisingai darom apskritai, kaip turim tuos teisingus kažkokius rodiklius, daviklius, parametrus pradinius. Jo, kurie, jeigu mes jų neprarastume, kaip būtų gerai. Aš su kažkuo kalbėjau, kad kaip vaikystėje man niekas negalėjo įdėti paskutinio kąsnio į burną. Ten porcija yra ir jeigu lieka ten koks kąsnis ar du, bet aš jau jaučiu tą sotumo jausmą. Man galėdavo iki isterijos būti priepolis, man niekas neįdės, nei už tėvelį, nei už mamytę, nei už katytę, nei už šuniuką to paskutinio kąsnio, nes aš jau soti. Viskas, aš nebegaliu. Gali kalbint, daryti, ką tik tai nori. Kaipgi tu paliksi dabar tą kąsnį? Negerai, negražu. Katerina, ko palinkėtum mamom, kurios augina vienus vaikus? Ko labiausia pačiai, ko trūko? Kažkokio padrąsinimo, kažkokio teisingo sakinio, nežinau. Aš gal palinkėčiau nenuleisti rankų, nes viską, ką mes turim, tai yra mūsų vaikas, tai yra kaip čia gyvenimo prasmė, galbūt iš dalies taip. Tai nenuleisti rankų dėl savo vaikų, tikėt gerumu, kantrybės, stiprybės. Ir aš manau, kad joks vyras neatstos nei to bučkio, nei to apkabinimo švelnaus. Žodžiu, pats didžiausias ir pats svarbiausias auksas tai yra vaikas, dėl ko reikia išlikti stipriai, kovot ir siekti savo tikslų. Katerina, gražiai labai pasakei. Ką, Aneta, jūs pasakytumėt? Ką jūs palinkėtumėt? Kai aš žiūriu atgal ir ką pasako dabar mano dukros, nes jos jau yra suaugusios, merginos, moteris, tai vaikui tikrai yra labai svarbi mamos laimė, kad mama būtų laiminga. Vaikui yra labai svarbu, kad mama veiktų, būtų kažkas, ne tik mama ir ne tik ta namų šeimininkė, kuri laksto ten su kojinėm,
su skalbiniais ir kiša kotletą, paskutinį kąsnį. Tai vaikui yra svarbu pačios mamos gyvenimas ir pačios mamos laimė. Ir aš sakyčiau, kad iš tikrųjų, ar aš esu vieniša mama, ar aš esu ne vieniša mama, aš taip pat jaučiuosi stipriai ir gerai kaip mama, kaip net ir būčiau ne vieniša mama. Ir daugeliui mamų vienišų norėčiau palinkėti nesistengti būti ir tėčiu. Mama tėčiu negali būti. Vaikas, jeigu tėtį turi, jis turi. Jeigu jis neturi to tėčio, jo nėra gyvenime, na jo nėra. Bet mama yra tik mama. Ir nesistengti, ta prasme, ir plėšytis, kad aš ir už tėtį. Tėtis turi pareigą būti tėvu. Jeigu jis nėra tėvas, mama dėl to nėra kalta. Mamas vaiko nėra kalta dėl to, kad vaiko tėvas dar pats yra vaikas. Ir kad jis neužaugo. Šiaip labai geras pasakymas, nebuvau niekur girdėjus. Va ta, kad moterys dažnai išsireiškia taip, kad aš savo vaikui atstoju ir motiną ir tėvą, tai šitą pasakymą aš tikrai labai dažnai girdžiu. Aš nusiemu tą naštą. Ir net tikrai matai, kaip kai kurios motinos tikrai stengiasi tai padaryti. Bet jeigu nusiemu šitą naštą, man atrodo... Lieku moterim ir mama. Jo, daug ką daryti tikriausiai reikėtų iš intuicijos. Aš čia, kadangi negaliu kaip mama komentuoti, tai komentuosiu kaip dukra šitoj vietoj, kadangi vis tik tai atiduodu didžiausią padėką savo amžinatilsį močiutei, tai jinai mane tiesiog augino iš jausmų. Taip. Aš nejutau jokio auklėjimų, aš tiesiog augau meilėje ir pasitikėjime. Tai va, tikriausia, kad kai žmogus, kad ir vienas, kad ir koks jis būtų, visą tai daro nuoširdžiai, tai vaikas užauga pats geriausias pasaulyje. Toks kaip aš. Toks kaip Katerina. Toks kaip Katerinos sūnus, toks kaip Katerina, tokios kaip jūsų dukros. Merginos, labai labai ačiū už pokalbį. Katerina, ačiū tau, kad tu tokia šviesi, pozityvi ir taip gera žiūrėti į tave besišypsančią. Ačiū, kad atėjai, ačiū, kad pakalbėjai. Aneta, ačiū. Aš taip pat labai dėkinga. Už klinikinę istoriją apie Anetą Railienę. Kaip mes sutikom su žaidimu, taip ir paleidžiam su žaidimu žiūrovus. Žaisim jau šį kartą rimtesnį žaidimą. Jeigu pradžioje nieko nereikėjo galvoti, laisvai čia pasirinkti gražiai savo drugelį, bangą ir visą. Gazdina. Tai dabar jau bus toks, sakyčiau, egzaminas. Pasikalbėjom, kažką sužinojom. Tai ištraukiu čia iš burtų fotelio. Burtų lazdeles. Čia mes turim va tokias dvi pusės. Bus taip. Aš perskaitysiu teiginį ir jis bus arba teisingas, arba neteisingas. Jums reikės pasidaryti savo pasirinkimus. Labai kviečiu merginos viena nuo kitos nenusižiūrėti. Labai kviečiu žiūrovus prisijungti. Ir nuo mūsų nenusižiūrėti. Taip, tikrai žiūrovai, irgi stenkitės, jūs jau būkit patys protingiausi, patys gudriausi. Nenusižiūrėkit, nes gydytoja dažniausiai rodo neteisingus atsakymų variantus, norėdama jūs suklaidinti. Arba gydytoja nusižiūri nuo svečio ir, žodžiu. Turėkit savo nuomonę. Turėkit savo nuomonę, žmonės mielieji. Ir viskas bus gyvenime gerai. Tai skaitau pirmąjį teiginį. Šiandien Amerikoje yra daugiau nei 15 milijonų vienišų mamų. Tiesa tai ar melas? Ale švilpterėjo. O, jetu. Gėda. Negėdinkit manęs. O, jetu. Tai kokį pavyzdį rodo žmonių gydytoja. Tai ačiū Dievui, kad graži. Ačiū jums. Vaikai lengviau prisitaiko prie tėvo ar motinos nebuvimo šalia, o suaugusieji dažnai sunkiai išgyvena šios pokyčius, užuot kartu su jais dirbę.
Nu, kuri nuo kurios žiūrėjai? Vienu metu. Sąžiningai. Gerai, toliau. Aš atsakymus pateiksiu paskui. Gerai, po visko. Jūs irgi žiūrovai, taip ramiai. Vaikai, kuriuos augina vienas iš biologinių tėvų, paprastai būna tokie pat laimingi, kaip ir vaikai, kuriuos augina du tėvai. Žiūrovai pasirinkote? Taip. Steve'as Wonderis parašė dainą Isn't She Lovely po to, kai jai gimė dukra Aisha. Taip ar ne? Merginos. Mes šiandien sinchronų tiesiog plaukėt čia su tais teisingais atsakymais. Jeigu Aneta nebūtų vieno nusižiūrėjus, tai manau, kad Katerina būtų laimėjus mūsų šitą žaidimą. Bet iš kur jūs žinot, kad aš nusižiūrėjau? Aš mačiau. Tai jūs blogai žiūrėjau. Jūs, gydytoja, taip pažvairavot, kad tai yra taip akivaizdu, kad tai man gal sutriko čiut, kaip sakant, regėjau. Sutriko, stipriai sutriko. Nieko tokio atleisim. Ačiū labai, Katerina, ir dabar jau gydytoja, prašom. Taip. Žvilgterėkit taip, žvilgsnį meskit ten link tos pusės, kaip prieš tai. Tai Katerina, mes labai dėkojam, kad jūs atvykote ir mes norime jums įteikti mažą dovanėlę apie gyvenimo uogas. Kad prisimintume. Ačiū labai. Ačiū. Dėkui. Aneta, išlydėjom Kateriną, turėjom labai gražią, jautrią temą. Kokios išvados, kokios mintys po pokalbio su Katerina? Man yra labai labai džiugu, kad yra tokių žmonių kaip Katerina, kurios jaučia savo vaiką, myli savo vaiką, rūpinasi ne tik gerovę, bet ir tuo, kaip vaikui nepakenkti ir kartu išlieka sveikos mamos, sveiki žmonės. Nes daugelį tenka konsultuoti moterų, kurios tą ryšį, sakykime, turi su vaiku nesveiką. Taip. Ten aš nedetalizuosiu. Jaučiasi pačios nelaimingos, kaip moteris, kaip mamos, kaip žmonės. Tai va šitas pokalbis su Katerina man iš tikrųjų buvo labai džiugus, skaidrus ir aš norėčiau, kad kuo daugiau būtų Lietuvoje tokių moterų ir motinų kaip Katerina. Aneta, tai pabaigai, kaip visada, 3 labai aiškius patarimus, ką reikėtų daryti, kad būtų tas santykis sveikas motinos ir vaiko, ar ne? Ką reikėtų padaryti? Tie patarimai bus tokie iš mano pačios sukurti, iš savo gyvenimo patirties, iš patirties su dukterimis ir iš patirties su klientais. Kiekvienas žmogus nori būti išklausytas. Kiekvienas. Vaikas yra tik tai mažesnis žmogus negu suaugęs ir tik mažiau turintis gyvenimiškos patirties ir kartais turintis mažiau informacijos apie gyvenimą. Tai vaikas taip pat nori būti išklausytas. Geras ryšys susiklosto tada, kada vaikas nėra ignoruojamas. Kada, kai vaikas kalba, kada jam užeina noras kalbėti, kada jis yra išklausomas. Ir aš manau, tėvo ir motinos yra pagrindinė pareiga savo vaiką išklausyti. Net jeigu tam nėra nuotaikos. Net jeigu jūsų galva zvimbia kaip bičio avilys. Net jeigu jūs nieko nenorite girdėti. Mamos ir tėčiai, pagrindinė jūsų pareiga išklausyti vaiką. Jeigu vaikas išdrys, išmoks pasakoti tėvam visas savo gerasias naujienas, čiaukšti, kalbėti apie džiaugsmus, apie pasisekimus klasėje, mokykloje, tada vaikas kartu kalbės ir apie nesėkmes, apie skaudulius ir tai, kas jį neramina. Taip vaikas išmoks kalbėti. Antras dalykas, kai vaikas kalba, siūlau tie, kurie klauso, nepulti kritikuoti,
siūlyti kažkokių tai savo schemų veikimo ir nekritikuoti ta prasme, kad dažnai seneliai arba tėvai sako, o kai aš buvau, kai mes gyvenom, tada ten buvo taip, tada mes neturėjom ką valgyti, tada mes stovėjome eilėse. Nereikia šito daryti. Tiesiog klausyti ir leisti vaikui išsisakyti. Pabandyti suprasti, ką tas vaikas sako, nes iš tikrųjų kitai kartai yra sunku suprasti. Iš tikrųjų, kartais aš nesuprantu, apie ką mano dukteris kalba. Aš klausau ir stengiuosi suprasti. Aš stengiuosi prisiminti, kaip aš pati jaučiausi maždaug jų amžiuje. Ir kuo man padėjo suaugėliai savo kažkokiom kalbom, patarimais, taip? Kaip man buvo, bet tą prisiminimą atgaivinti. Ir trečias dalykas, nesiūlyti savo pagalbos per prievartą. Klausti, ar reikia pagalbos, kaip bet kuriam kitam žmogui. Dažnai vaikai nori tik pakalbėti ir tik išsakyti. Ir jiem pagalbos kaip ir tokios nereikia. Jie dažniausiai žino, kaip daryti, ką daryti ir kur elgtis. Jeigu vaikas paprašo pagalbos ar patarimo, tada galima pasidalinti savo patirtim, kad kai aš buvau tavo amžiaus, man buvo panašiai nutikę. Na ir sakykime, man mama patarė, ar man močiutė patarė, aš padariau taip, ir šitas turėjo teigiamą įtaką tada ir po to man viskas sekėsi labai gerai. Mieli žiūrovai, sekite mus Facebook'e, taip pat labai kviečiu prenumeruoti mūsų kanalą Gyvenimo uogos YouTube. Iki pasimatymo, Aneta. Ačiū, Sigita.